Sveiki visi, šį kartą čia gavau siuntinį, nuo kurio aš neužsakiau, tai iš tikrųjų užsakė mano kolega iš darbo, atkeliavo Estijos paštu. Čia turėtų būti kažkas tai susijęs su automobiliais, gal net kamera, galinio vaizdo ar kažkas, nežinau, kažką jis ten norėjau pasidaryti. Taip, tai mes pasižiūrėsim. Oi, kas čia yra? Taip, dėžutė tuščia. Aš nuorodą kaip visada įdėsiu taip pat ir kainą. Taip, čia yra vaizdo laidas, aš taip įsivaizduoju. Video laidas. Čia maitinimas. O štai čia yra vaizdo kamera su pašvietimu, man atrodo. O, taip, reikia žiūrėti, kokia čia kamera. Ai, ir dabar nežinau, kuris čia tiksliai modelis. Nes čia niekur kaip ir nepažymėta. Žodžiu, tai yra galinio vaizdo kamera su pašvietimu, man atrodo. Štai žiūrėkite čia. Ko gero bus LED. Taip, maitinimas. Ko gero bus 12 voltų. Taip, 12 voltų maitinimas. Taip, to atsiras. Autoekspozicija, o baltos spalvos balansas automatinis. Lygiai reikšmė konservavo. Va, štai matot ir pajungimą. Žodžiu, jungiasi į monitorių. Va, čia jungiasi į monitorių, kaip supratau. O čia yra maitinimas. Taip, čia Aha, galim netgi pabandyti įjungti. Žinot, aš pabandysiu įjungti ir padarysiu dar papildomai video. Žodžiu, jis man tai paaiškino, kad jis nori statyti vietoje maždaug virš numerio ar kažkur tai virš mašinos numerio gale. Ir nežinau, ar distanciniu būdu prijungti prie kameros, arba šitų laidų pagalba, čia kaip matot laidų pridėta, bet jis norėjo radio bangom, radio bangom. Taip, čia yra maitinimas 12 voltų, pabandysime prijungti ir pažiūrėsime kaip veikia. Taigi trumpam atsijungiu iki... Ai, supratau, žodžiu, jį pašviečia, aš taip suprantu, numerį. Sakau, kadangi nesusakinėjau, tai aš nesuprantu, gal jūs suprantate, štai. Štai įsivaizduoju, jį pašviečia numerį žemyn. Kažkur tai taip montuojasi. O numerį turbūt pašviečia kokį bėgį jungiat. Štai taip. Galutinį bėgį jungiat, tai prasme atbulinį bėgį jungiat, kamerą įsijungia automatiškai monitorių ir rodo štai tokį vaizdą. Va, štai tokį. Viską rodo, aišku, atvirkščiai. Aš galvojau. Kad jį montuojasi štai taip, pasirodo, ne. Viskas aišku tada. Jinai montuojasi štai taip. Truputį nutrūko maitinimas. Kolega turi, nežinau, ten kokią mašiną, Audi A6, man atrodo. Tai, kaip suprantu, montuojasi štai va taip. Kamera montuojasi štai šitaip žemyn. O vaizdas bus štai toks, matote, kompas. Štai matot kompasą, ne? Viskas tvarkoja tada. Kamera montuosi štai šitaip. Nežinau, ten šviečia LED ar nešviečia, greičiausiai gal ir šviečia. Įjungus galinį bėgį, nes yra papildomas kažkoks tai laidas. Štai va matote, senas telikas čia pas mane. Va, žodžiu, tai prisijungia. Čia jungiu, va, štai prie patarkės. Tai kažkaip tai taip gaunasi. Žodžiu, kamera veikia ir taip pakankamai neblogai, nes kambarys tai tamsus yra. Na, matote, štai. Tai va, žodžiu, jeigu jisai ten įmontuosi tą mašiną, tai tada žiūrėsim, galbūt parodysiu aš jums video. Tai iki visiems.